kas iš tiesų yra Europos Sąjunga ir kaip į ją įstojama. Į Europos Sąjungą nestojama, į Europos Sąjungą yra įstatoma. Daug prirašyta, daug prikalbėta, bet labai ilgi straipsniai. Ir kai kurie žmonės, skaitydami tuos ilgus straipsnius, pasimeta, susimėto taip ir nesuvokdami. Paaiškysiu, kuo aiškiau ir konkrečiau. Pirmiausia, globalistų valdomos tarnybos siunčia savo agentus į valstybę, kurią reikia įstatyti Europos Sąjungą. Tie pinigais, įvairiais šantažais, įvairiais būdais, jau labai daug, sustato savo valdantį elitą. Ir tai vyksta labai daug metų prieš įstatymą Europos Sąjungą. Tas valdantytis elitas parduoda savo šalies teritoriją su pramonė, su žmonėmis ir su šalies suverenitetu. Parduoda ir suverenitą. Viskas atitenka Europos Sąjungai. Ką jie už tai gauna? Už tai gauna didžiulę paramą iš Europos Sąjungos, pusė kurios jie eina į kišenę. Jie dalinasi tarp sumos pusę. Kitos eina pagal jų nuožiūrą. Vėlgi būtent valdantysis elitas sprendžia iš tiesų, kur kam kiek tų pinigų skirti. Kokio miesto valdantysis elitas daugiausia pasitarnavo globalistams, tie daugiausia pinigų gavo. Žiūriu, miestas Marijampolė iš tiesų labai išgražėjęs, miestas labai gražus. Kaip ir visos Lietuvos miestai labai išgražėję. Ir niekas nepagalvoja, kad pusė, gal netgi daugiau nei pusė visos sumos, kuri skirta miesto gražinimui, yra pavogta. Per atkatus, per įvairių yra būdų, yra schemos, kaip išplauti pinigus. Žmonės džiaugiasi ir niekas nepagalvoja, kad tie pinigai yra duodami į skolą. Niekas už dyką nieko neduoda. Tuos pinigus reiks gražyti. Kas vyksta toliau? Tas valdantysis elitas įstato valstybę į NATO bloką. Tai susiję dalykai. Europos Sąjunga ir NATO blokas yra susiję už tai, kad per Europos Sąjungą žmonės įstatomas valstybės, įstatomus į NATO bloką. Aš negirdėjau, kad bent vienoje valstybėje būtų referendumas dėl stojimo į NATO bloką, o jisai turi būti. Lietuvoje tikrai ne. Paėmė ir įstatė. Prieš tai vyksta dar žmonių gąsdinimas, kad mus puola. Visos valstybės, kurios buvo įstatytos į NATO bloką, dešimtis, o gal daugiau metų, 20-30 metų, buvo gąsdinamos, kad jas puola. Ir be abejo jas puola rusai. Būtent tas rusai buvo reikalingi tada tam, kad jais galėtų įbauginti žmonės, jokie patys norėtų stoti į NATO. Bet net ir tai daugelis žmonių nebūtų balsavę. Todėl buvo įstatyti. Kas atsitinka, kai valstybė įstoja į NATO? Valstybė būna okupuojama svetimų valstybių kariuomenė. Vyksta okupacija. Tikriausia 100% okupacija. Aišku, be mūšių, be šūvių. Na kaip be mūšių? Mūšiai vyksta. Yra žmonės miršta nuo infarkto, sigėrė kavos radijos studijose kur nors. Žūsta avarijose. Pasidarbuoja su tais, kurie labai įtakingai ir daug prieštarauja. Ir toliau už tą mūsų atseit gynybą valstybės moka nuo 2 iki 4% BVP. Bet tuos visus pinigus tai uždirba eiliniai darbininkai. Visi mokesčiai, kurie mokami valstybė, uždirba eiliniai darbininkai. Ne verslininkai, ne politikai, ne biudžetininkai. Uždirba eiliniai darbininkai. Tie, kurie bando verslininkai sakyti, kad aš suteikiu darbo vietas, aš ten moku, nieko jūs nemokat.
viską nuo nulio iki viršaus uždirba ir už jų sumoka eiliniai darbininkai. Tai eiliniai darbininkai, ponai verslininkai, užsidirba savo mokesčius, savo atlyginimą, kurį jūs išmoka. Tik mažytį procentą to, ką jūs dirba, kiti jūs pasivogės, pasiima savo. Jie uždirba jūsų mokesčiams. Jie uždirba jūsų visą turtą. Eiliniai darbininkai. Tad visi eiliniai darbininkai ir išlaiko valstybę, ir išlaiko visus mokesčius. Ir dar įsivaizduokit, tas eilinis žmogus, ant kurio pečių stovi viskas, visa valstybė, jisai dar yra kaltinamas, vadinamas vatniku, iš jo tyčiojimasi. Jisai yra žeminamas už tai, kad pasisako dar prieš NATO bloką, prieš Europos Sąjungą. Jisai turi dėl ko už tai pasisakyti. Nes tas eilinis žmogus puikiai mato, kas vyksta. Tai vyksta pasaulio globalizacija. Pasaulio globalizacija ir okupacija valstybių. Va tai viskas vyksta Europos Sąjungoje ir NATO bloke. O NATO blokas yra Jungtinių Amerikos kariuomenė, valstybių kariuomenė. NATO blokas valdo pasaulį savo karinę galę. Klupdo ant kelinių visus, kas jau nepaklūsta. Reiktų pasižiūrėti Žiedų valdovą filmą. Tai labai gerai apibūdina valstybę, kuri pavergia visus, kurie patys jų neatsiklaupia, prieš juos neatsiklaupia, kuriuo prieš juos neatsiklaupia, užkariauna ir prie savęs prijungia ir su dar didesnė jėga puola kitas valstybės. Juk tai Jungtinės Amerikos valstijos, tai būtent jos, NATO bloko.